Respublikinėje Panevėžio ligoninėje direktoriaus Arvydo Skorupsko iniciatyva startavo projektas Būsimų medikų akademija, kuriuo siekiama paskatinti moksleivius rinktis mediko profesiją. Savanorystė ligoniniai jau vyksta 5 metai ir ta savanorystės programa jau yra tarptautinį, turi akreditavimą, pastovų tarptautinį akreditavimą ir per metus baigė maždaug 30-35 moksleiviai, kurie mokosi gimnazijoje. Jinai suteikia papildomus balus stojant į universitetus. Tai stojant ne tik į Lietuvos, bet ir tarptautinius universitetus, tokius kaip Kembridžas, Oksfordas ir visi kiti garsiausi universitetai, jie užskaito savanorystę ligoninėse ir duoda papildomų balų kaip visuomeniai naudingą veiklą. Tai mes pamatę, kad šita veikla yra labai naudinga tiek mūsų jaunimui, tiek ir pačiai ligoniniai, nes COVID metu pagrindiniai savanoriai buvo gimnazistai ir kolegijos moksleiviai. Jie mums labai padėjo, jie ir siuntinukus nešiodavo ir padėdavo žmonės transportuoti, perkelti juos. Dauguma iš jų buvo senyvi žmonės ir jie atlikdavo šitą darbą. Ir jiem buvo didžiulė nauda ir mums. Akademijos dalyviams bus suteikta galimybė iš arčiau susipažinti su gydytojo, slaugytojo ir kitų medikų profesijomis, jų specializacijomis, atskiroms profesijoms reikalingomis savybėmis ir savo akimis įvertinti mediko kasdienybę. Akademija veiks iš kelių dalių. Tai yra teoriniai užsiėmimai ir praktiniai užsiėmimai. Ir trečias dalykas - savanorystė. Tai yra 3 grupės ir bus tiek išklausys paskaitas, tiek atliks praktiką, tiek ir savanoriaus ligoninėje. Po pamokų vyks paskaitos. Yra keletą krypčių, tai yra bazinės medicininės žinios. Mes pasikvietėm į pagalbą garsius Lietuvos profesorius, buvusius panevėžiečius, tai profesorių Petrikonį, kuris yra Sveikatos mokslų universiteto prorektorius, profesorių Kubilių, kuris yra buvęs ilgametis odontologijos fakulteto dekanas, irgi panevėžietis iš mielai sutiko, ir profesorių Žilviną Saladžinską, kuris yra chirurgas profesorius, ir jie ves bazinius užsiėmimus apie mediciną ir bus mentoriai. Mes skaičiuojam apie 40 teorinių valandų, skaičiuojam, o toliau jie pagal visas tarptautinės programas, ten yra privalomos tos valandos tiek praktikos, tiek ir savanorystės, pagal, jeigu jie nori gauti tarptautinį sertifikatą, jie turės įvykdyti tarptautinius reikalavimus. Akademijos komandos vadovas ligoninės direktorius Arvydas Skorupskas pasidžiaugė, kad į lyderystės mokyklą užsiregistravo 53 moksleiviai iš miesto mokyklų ir gimnazijų. Dabar yra užregistruoti 53. Mes nutraukėm registraciją, nes, žinot, tokią didelę gvardiją suvaldyti nebus labai lengva. Tai po 50 nutraukiam, tai šiuo metu turim 53. Tai kai šitie išklausys ir pereis jau į praktiką ir į savanorystę, tada mes jau rinksim antrą kursą. Tikiuosi praplėsti žinias, galbūt šiek tiek praktikos kažkokios įgyti ir galutinai apsispręsti, kad noriu į tą specialybę. Šiaip iš pradžių labai buvo sunku apsispręsti, kokią profesiją noriu studijuoti. Ir iš pradžių galvoju architektūrą, bet po to mama sako, visiškai man netinka tokia profesija. Sako, mane įsivaizduoju tik su baltu chalatu. Ir aš paskui nusprendžiau, kad iš pradžių norėjau iš viso odontologija būti, po to nusprendžiau, kad nebenoriu būti, tada nusprendžiau, kad noriu daktarė būti. Ir galutinai gavos taip, kad nusprendžiau mediciną stoti. Aš norėčiau būti šeimos gydytoja arba dermatologė. Norėčiau, kaip ir praeitą mergina minėjo, praplėsti savo žinias, išmokti kažko naujo, pažiūrėti, ar tikrai mane domina būtent šitą profesiją. Tai yra naudingos žinios, kurios praverčia ir namuose, ir buityje, ir sakysim, slaugant senjorus. Nes tokių tikrai turim, o jiems slaugos reikia.
Su būsimo medikų akademija dirbs ligoninės medikai, skyrių vedėjai, direktoriaus pavaduotojas medicinai Mindaugas Vaitkus, slaugos administratorė Rasa Masienė, Panevėžio prekybos ir pramonės amatų rūmų generalinis direktorius Visvaldas Matkevičius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesoriai, Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas, Raudonojo kryžiaus Panevėžio skyriaus vadovas Linas Kakarieka ir Panevėžio Rotary klubo prezidentas Lauras Jagminas. Mūsų visi tiek dėstytojai, tiek mūsų darbuotojai, tiek ir profesoriai, kurie padės mums, visi šitie žmonės dirbs taip pat savanorystės pagrindais. Tai būtų kaip ir investicija į mūsų jaunimą. Tai ar mūsų darbuotojai, ar aš pats, ar profesoriai, mes visi darysim šitą darbą laisvanoriškai, iš geranoriškų paskatų.